Sveiki. Nu kągi, kas tau atsitiko? Kodėl tu taip atrodai? Tu buvai kitoks, visai kitoks. Ar tau neatrodo tai juokingai? Užsiduodi tą patį klausimą kiekvieną dieną ir mąstai apie tai, kai tai nulydi vėl į aklavietę. Tarsi atsakymas yra, bet jis užtušuotas kažkokiu nepaaiškinimu būdu. Kaipgi norisi tiesiog užmigti amžiną miegą, amžiną ramybę ir pagaliau pailsėti, turint neribotą laiką. Aš noriu surasti ribą tarp ramybės ir gerybės, bet nematau punktyrų. Nubrėžki man, prašau. Bet negaunu man tenkinančių atsakymų. Man jį surasti pačiam, kad viskas būtų kaip aš noriu. Man reikia apmąstyti visą mano gyvenimo prasmę. Bijau žmonių ir su esam, bet iš dalies žmonės myliu. Vaikščiojimas? Mėgstu aš gamtą ir naktinės gatvės, bet nemėgstu, kai sutinku šiose vietose žmonių. Norėčiau nupirkti seną kamerą ir forkinti gamtą. Nesąmonė tekstas apie nieką, tušti žodžiai neįsisingia, kad jūs slėpinos kažkiek prasmingų norėtas vieną dieną pamatyti ramų naktinį dangų su žvaigždėmis ir panikė dienas sutvarkė visas mano problemas galvoje. Yra žmonių, kurie tyčios iš kitų, man norėtus jiems užklijuoti veidus, naudojant paveiklijus ir kartonkę. Na ir pabaiga mano šio naujiensus, gali tai nahui trinti, blėt.